Viktoro favorito. Tai kaip mato, dabar vėl stringa, kaip čia pasakyti, kirviai į Nemuno aušrą. Nu, taip stipriai, jau dabar vėl stipriai. Vėl čia visokios komisijos, rinkimų komisijos, viso kitos. Čia šiandien nedavėm pinigų ten už ketvirtį ar už pusmetį. Na ir išėjo į trasą Gitanas Nausėda. Citata. Aš nekartą sakiau, kad aš sunkiai suprantu koaliciją, kuri vadovaujasi skirtingomis vertybėmis. Ir šiuo atveju tikrai kalbame apie vertybę, kuri mums, mūsų tautos išlikimui nepaprastai svarbi. Tai yra mūsų valstybės saugumas. Ir kuomet viena iš valdančiosios koalicijos partijų leidžia savo balsuoti nei šiaip, nei taip, o pirmininkas yra atvirai prieš, manau, kad atsakymas į šį klausimą yra teigiamas. Ar šita koalicija yra apie kažką? Mano manimu, ne. TV3 žiniom trečiadienį sakė Gitanas Nausėda. Klausimas, ar dalį aušriečių balsavus prieš Kapčiamiesčio poligono įstatymo projektą vietoje Nemuno aušros reikėtų ieškoti kitų koalicijos partnerių. Va taip. Prezidentas eilinį kartą parodė stuburą. Nes, pavyzdžiui, jam negalioja tokie dalykai kaip Alvi tavo mėgstama konstitucija, nes ten nėra parašyta apie tai, bent aš neradau, tu mane pataisyk, kad prezidentas gali dalyvauti koalicijų formavimuose. Nu, tai mes jau, kai buvo formuojamos tos koalicijos ir vyriausybės, mes jau kalbėjom ne vienoj laidoje apie jo tos viražus ir reiškia, aš pakankamai ten detaliai mes nagrinėjom ir tos konstitucijos straipsnius, gal dabar, aišku, nesikartosiu. Tai faktas, bet čia kitas dalykas yra, kad yra, kaip ten bebūtų, mes, aišku, pakritikuojam Seimo narius irgi, kurie balsavo vienaip arba kitaip, kas mums, sakykime, nepriimtina, arba pagiriam, kaip Seimo narys balsavo taip, kaip mums atrodo, kad teisinga buvo balsuoti. Bet tai mes nesam prezidentas, mes nesam, kaip pasakyti, valdžios institucija kažkokia, valdžių atskirimo principai mums negalioja. Ir kitas dalykas, tai visi jau žino, čia net pirmokai, antrokai, kad yra Seimo nario mandatas yra laisvas. Jisai, kaip pasakyti, ir dabar pasakyti, tai čia, tada nestebina nieko tas faktas, kad jisai parašė pareiškimą tapti komunistu, nes, būtent komunistų partijoje va taip ir buvo, kad tu turi balsuoti taip ir jeigu tu balsuoji kitaip, ką pasakė Nausėda dabar šitas Suskytis, reiškia, tai tu esi valstybės priešas. Tai kaip yra Seimo nario laisvas mandatas? Tai va būtent. Tai čia ta pati konstitucija, konstitucinė jurisprudencija. Ir jisai visai nesigėdi, niekas, jokios Urbonaitės, nieko nepakiauksi, nes Urbonaitei tinka va toks Nausėdos pezėjimas. Įtinka Urbonaitei, Gintarai, turbūt, ar ne? Tai tinka, tai kaip, ne. Bet jeigu jis pasakytų, kad, tai čia palaukit, tai yra va Seimo, išeitų Nausėda ir pasakytų taip, kaip aš dabar pasakiau. Palaukit, čia nekalkim prie kryžiaus Nemuno aušros, yra Seimo nario laisvas mandatas, tai kaip užsiputotų toj laidoj, kur ten Gintarai minėjai, tie 3 vadinami ekspertai etatiniai. Tai o dabar, kadangi tinka, tai ir tie visi tyliai. Niekas nekalba apie tai, kad prezidentas čia galbūt pažeidžia savo duotą, reiškia, priesaiką ir, kad galbūt reikia kelti klausimą dėl apkaltos su tokiais pareiškimais. Tai ką čia daugiau komentuoti, tai mes turim mažesnę blogybę, aš jums neleisiu pamiršti, kaip jūs ten mane bandėt spausti. Balsuok tu už tą mažesnę blogybę iš 2, balsuok, nebalsuosi. Aš nespaudžiau, aš pats nebalsavau. Kas nedaro klaidų, Viktorai, visi daro klaidų. Tai aišku, tai nerodysim pirštais, kas ten daro klaidų. Tai klausykit, bet dabar tęsiant šitą temą, nes prezidentui ir taip čia jau per daug vietos mes turbūt skiriam. Tai vyko toksai teismo procesas, kuris vadinasi Lietuvos diena per LRT ir tokia prokurorės pareigas einanti Tapinienė uždavė klausimą Olekui. Natūralu, kad vykstant karui Pašonėje 5 metus, čia mano pastaba, Pašonė tai yra maždaug tarp 700 ir 1000 kilometrų
nuo mūsų iki karo veiksmų. Valstybės saugumas turėtų būti svarbiausias klausimas, ypač valdantiesiems. Tačiau akivaizdu, jog ne visiems. Jūsų partneriai Nemuno aušra balsavo prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Socialdemokratų prezidiumas vienbalsiai neigiamai vertino tokį žingsnį. Jūsų partijos garbės pirmininkas sako, kad tai yra koalicinės sutarties nevykdymas. Ar socialdemokratai nenorėtų parodyti pavyzdžio, nebūdami koalicijoje su partija, kuri šiurkščiai pažeidė įstatymą? Oleko, žinokit, atsakymas, aš plojau prie televizoriaus. Tai yra Selfie parodyk, kaip fantastika. ploji, parodyk selfie, kaip Ne, ploji. man nedarau selfie, žinok, nes kažkaip gadina jie viskas atrodo gerai, išskyrus mane tose selfiuose, žinai. Dabar atkarto. Tai bet paklausykit, atsakymas. Na, mes norime, bet tikrai turime pasirinkti, nes viena partija yra teista už korupciją, kitos žmonės už pedofiliją teisiami ar už korupcinius veiksmus įtarimai yra pareikšti, tai tų angeliukų Seime kaip nelabai galima rasti. Bet tikrai nuoširdžiai noriu ir tariuosi su frakcijų atstovais, kad pabandysime rasti tokį veikimo būdą, kad argumentais ir pateikiamais savo pasiūlymais galėtume konkuruoti, o ne kažkokiais bandymais surinkti daugiau lėšų ar kitų būdų, kad būtų lengvesnės rinkimų kampanijos. Tai pirmą kartą Seimo pirmininkas įvardino, kad nėra iš ko pasirinkti. Viena partija yra teista, kitos pirmininkas neiškiam statuse, o kita su pedofilija ten labai gerai draugauja. Nu, žinokit, iš Oleko nesitikėjau tokio, matyti jau jį užkniso visi šitie dalykai. Ir Maištas laive. Paskutinė citata. Toliau prokurorė jo klausia. Bet ar yra apskritai raudonosios linijos, kurias socialdemokratai brėžtų ir kurių neperžengtų, bent jau kalbant apie Nemuno aušrą? Ir tada Olekas atsako. Manau, kad visas linijas nubrėžia rinkėjai. Jie išrenka į Seimą žmonės, kuriais pasitikė. Tai mums visiems reikia tą modus vivendi taip sugyventi. Kitas būdas yra pirmalaikiai rinkimai, kad vėl galėtume išrinkti tuos, kurie galbūt bus geresni negu buvo. Bet jeigu žiūrėčiau į mūsų Seimo istoriją, tai nesakyčiau, kad labai gerėja Seimas su kiekvienais naujais rinkimais. Nu, tikrai, Olekas mane maloniai nustebino, turiu pripažinti. Nes visai nepasidavė tom visom provokacijom, kurios jam ten buvo kišamos. Ir paskui galiausiai šitoj visoje istorijoje buvo pereita prie LRT įstatymo be abejo. Nes čia dabar naujas bajeris, po Velykų vėl bus, dar nieks nematė to įstatymo, bet jau visi žino, kad jis bus blogas ir bus einama vėl čia mitingai, 8, man atrodo, balandžio vyksta, tai vėl bus kokie 150 tūkstančių žmonių, jeigu pagal mobiliuosius telefonus ten skaičiuos. Tai čia Olekas irgi labai gerai, vat, dar galiu sekundę, Vilkai. Prašau. Čia labai charakteringa yra, paskui tikrai ilgai tylėsiu. Viešoje erdvėje svarstome, kad vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų klijuoja šią koaliciją, yra LRT pataisos. Vienintelis. Ir dabar dėmesio. 3 universitetų mokslininkai konstatavo, kad jos netitinka pagrindinio šalies įstatymo. Apie tai kalba ir didieji transliuotojai, tarp jų ir britų BBC. Ta pati, sako valdančiųjų užsakyta Mykolo Riomerio universiteto ekspertinė išvada. Ar į tai bent atsižvelgsite? Olekas atsako. Žiūrėkite, mes tikrai ne vieno kito įstatymo taip nepriėmėme, neruošėme viešai, atvirai kviesdami visus ir ekspertus, ir dalyvius į darbo grupę, ir iš LRT iniciatyvinės grupės žmonės. Visi viską siūlė. Jei pažiūrėsime į toks ekspertus, kuriuos minite, aš perskaičiau visus pasiūlymus. Tai vienas ekspertas siūlo vieną, tai kitas siūlo kitą. Ir dabar pati įdomioji dalis – ekspertai. Jūs matėte tos ekspertus? Ar matėt, Vilkai? Kuriuos? Tai, kad nelabai reikia matyti, tai žodis ekspertas jau savaime yra labai, ką čia, koks skirtumas, kas ekspertas? Pristatysiu tos ekspertus. Kas dabar atsistojo už LRT prieš įstatymą?
Pirmoji ekspertė, jau buvus ir Lietuvos televizijoje, tai yra tokia Džina Donauskaitė. Negirdėjo tokios pavardės niekada? Tai jinai Lietuvos žurnalistikos centro vadovė. O Lietuvos žurnalistikos centras tai yra nepriklausoma nevyriausybinė, save vadinanti nepelno siekianti organizacija, įsteigta dar 95 metais. Ir spėkit, kas ją įsteigė? Atviros Lietuvos fondas. O kas to fondo steigėjas? Džordžas Sorosas. Uždaros Lietuvos fondas. Tai va. Ir šita moteris aiškina va tokius, pavyzdžiui, dalykus. Nuo pat pradžių, kai buvo pradėtos teikti pataisos LRT įstatymui, buvo pradėta tik tai nuo vienos pataisos, būtent dėl generalinio direktoriaus atleidimo. To siekis yra tiesiogiai daryti įtaiką turiniui. Tai žiūrėkit, ar jums netrodo, kad šitas teiginys suponuoja mintį, kad direktorius daro įtaką turiniui, dabartinis direktorius? Nu, čia juodo ant balto tas pasakyta, ne? Sprendžia dėl turinio, taip, direktorius. Nes jeigu jisai pakeičiamas, tai turės įtaką turiniui. Tai taip. O dabar, pavyzdžiui, kaip pati LRT vardina šitą grupę žmonių, kur 2 sekančius to pristatysiu. 3 universitetus viedantis akademikai sukūrė alternatyvę LRT politinio neutralumo ir efektyvaus valdymo koncepciją. Nu ir čia taip toliau. Tai antrasis akademikas, tai yra toksai Dalius Misiūnas. Tai jeigu kas jo neatsimena, tai jisai buvo Maksimos valdybos pirmininkas ir Lietuvos energijos valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, dabartinio Igničio. Ir 2017 m. rugsėjo mėnesį jisai iš tų pareigų pasitraukė po to, kai STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo atskleidžiant Finansų ministerijoje pateiktą įslaptintą informaciją. Nes, kaip pamenat, Finansų ministerija yra motininė organizacija Lietuvos energijos ir dabartinio Igničio. Aišku, jam jokie kaltinimai nebuvo pareikšti, bet pats faktas yra įdomus. Ir dar viena ekspertė iškili, tai yra Auksė Balčytienė, kuri taip pat dirba su projektais, kurios remia Atviros Lietuvos fondas. Tai vat atsiprašau, kad taip ilgai, bet kad suprastumėt, kas stoja ginti mūsų LRT. Atviros Lietuvos. Nu tai va, 2 iš 3 ekspertų yra... Kiek kartų pasakėjai nepriklausomas... Aš citavau, kiek parašyta, tai tiek ir pasakiau. Nevyriausybinė, nepriklausoma, nepelno, nesiekianti organizacija. Taip. Jie visi yra ir nepriklausomi, ir nevyriausybiniai, ir pelno nesiekiantis, ir dar visokie ne, bet labai ekspertai. Ir dabar atkreipkite dėmesį dar vieną dalyką. Mes daugybę kartų kalbėjom, kad socdemai neturi stuburo, ne? Nes kitos partijos jos ten dar kažkaip dar. Tai jūs dabar, jeigu žino, toks pagrindinis komitetas, tai yra kultūros komitetas, kuris kuruoja LRT. Tai jo dabar vadovas yra toks, man atrodo, jis Trakuose ar Elektrėnuose išrinktas Vitkauskas toksai. Tai čia tas pats, kuriam, kai atėjo laikas priimti sprendimą komitete prieš pat naujus metus, tai ne širdies smūgis ištiko. Nu tai aišku, čia žmogui nelaimė, bet tai ant kiek žmogus jaučiasi blogai, kai reikia priimti kažkokį nepopuliarų sprendimą. Ir dabar atkreipkite dar dėmesį, jisai pastoviai telikė sėdi LRT. Visur komentuoja taip, kaip reikia.